Amerikinė palija arba paukšnių šalvis. Lašišažuvių žuvis, priklausanti lašišinių šeimai. Žuvis paplitusi Šiaurės Amerikoje. Žuvis panaši į margąjį upėtakį ir lengvai atskiriama pagal analinį, krūtininį ir pilvinį pelekus, kurių priekiniai kraštai yra balti su juodu ruoželiu. Nugara žalsva ar žalsvai rusva, rainuota šviesiomis vingiuotomis dėmėmis. Šonai žalsvi, rainuoti nedidelėmis ryškiai raudonomis dėmelėmis su mėlynais apvadėliais. Pilvas rausvas. Nugarinis ir uodeginis pelekai pilki, skersai dryžuoti. Žvynai labai maži, įaugę į odą. Galva vidutinio dydžio, plačiomis žiotimis. Kūno ilgis iki 1 metro, sveria iki 7 kg. Neršia spalio-lapkričio mėnesiais ant žvyruoto paviršiaus. Vislumas iki 1000 ikrelių. Jie apvalūs, geltoni arba oranžiniai, nelipnūs, apie 4 mm. Embrionai vystosi apie mėnesį. Savaime gyvena Šiaurės Amerikos ežeruose, upėse. Į Lietuvos tvenkinius atvežta XIX amžiuje. Dabar nykstanti introdukuota žuvis. Amerikinė palija į Lietuvą apie 1885 metus atvežė Mykolas Girdvainis ir augino tvenkiniuose. Dalis žuvų iš tvenkinių pabėgo ir apsigyveno šaltavandeniuose upeliuose. Po Antro pasaulinio karo iš kelių sugautų šalvių Trakų, Vokės ir Aukštadvario žuvininkystės ūkiuose pabandytos atkurti, bet jų bandos nunyko. Dabar retai pasitaiko Neries. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.